Kai valstybė pradėjo finansuoti programas, studentai buvo nusavinti ir paversti finansiniu instrumentu. Paprasčiausiai, studentas negali išeiti už programos rėmų, studentas nepajuda per fakulteto ribas, tai kai nei vienas iš tų, kuriuos tu tikėjasi, kad geriausi bakalaurai, jie nei vienas neateina stoti magistrantūrą. Todėl, kad jie jau žino magistrantūros kursus, jie mato, kad magistrantūros kursuose faktiškai bus kartojama tas pats, kas buvo skaityta bakalauro kurse, jie jau buvo Erasmus programoje, jie lankėsi kitų šalių aukštosiose mokyklose ir jie žino, kas yra išsilavinimas ir kas yra ne. Jie myli Lietuvą, jiems patinka šičia gyventi ir dirbti, bet jie nori tikro išsilavinimo. Šita reforma duoda šansą visiems universitetam pabandyti palikti, bet pradėti galų galę dirbti. Nes priešingai, puikiai visi mes čia žinom ekspertų išvadas, kad 2015 metais Lietuvoje nebus realios magistrantūros, nekalbant jau apie didžiąją dalį doktorantūros, mes einam į šitą pusę. Taigi aš irgi visiškai pabaigsiu tuo, ko baigė Puplauskas. Mes turim politinę jėgą, mes turim intelektinį resursą, mes faktiškai turim paruoštą reformą, be abejonės bus klaidų. Bet aš taip pat matau, kad yra jėgos ir galų gale taip įjungt galėtų universiteto kūrybinį potencialą. Tai jeigu dabar šita reforma neįvyks, aš manau, kad daugybė žmonių pasitrauks iš aukštojo mokslo.